vasarą pradėjom turbūt kalbėti apie tai, kad matom Žemaitaičio kilimą, pirmieji reitingai pasirodė, turbūt ir mūsų vidiniai daryti, kad tas kilimas yra greitesnis ir spartesnis negu galbūt yra jaučiama sostiniai. Ir tada paraginam kolegas kažkokiu būdu kurti atsiribojimo tokią strategiją. Ta prasme, Lietuvoje mes galime brėžti brūkšnį ir pasakyti, kad tam tikros partijos niekada nebus valdančiosios daugumos dalimi. Suprantant, atleidžiant visiems, kurie galbūt yra kitokių nuomonių, ten esam nesutarę, bet vis dėlto yra kažkoks užribis. Ir visko buvo išvelgta čia ir strategijų ir taip toliau. Ir matom, kad visi tie burtažodžiai iš kitų pusių vis dėlto mūsų atvedė šiandien ten, kur esame. Tai matau dvi kylančias problemas iš to. Viena, daugiau galbūt praktinė, tai kad pasiekmes mūsų laikysenai, mūsų reputacijai vakaruose jau yra. Ir ne viską mes matysim, ne viskas bus pasakoma, ypatingai ne viskas bus pasakoma viešai, žmonės yra dažnai mandagus, bet pasiekmes jau yra. Toliau laiko einant tų pasiekmių gali daugėti, kai kurias galim pradėti praktiškai pastebėti, atkreipti dėmesį, kad tam tikri dalykai, kurie buvo pažadėti, jie neįvyksta, jie vyksta vėliau, diskusijos yra visokios, sulėtinamos, sakykime tai. Tai kaina tikrai už tai bus. Čia nėra nemokamai tokių dalykų. Mes esam, ko gero, demokratiniam pasaulyje, bandžiau taip sugalvoti, mes esam vienintelė valstybė, kuri turi atvirai antisemitinį veikėją ir jo jau po kaltinimų sukurtą politinę jėgą valdančioje daugumoje. Valstybės kaip Vokietija, AfD laiko užribį, bet net ir tos partijos, sakykime taip, gan antisemitizmo temam atsargiau elgesi, sakykime, negu kai kurie dabar valdančiosios daugumos atstovai. Tai čia yra vienas aspektas. Antras aspektas yra, kalbant apie jūsų paminėtą pavyzdį, 30 metų užtrukom ateiti iki čia, iki šito momento ir sakyčiau, man tokia metafora sudėliojo, reiškia, mūsų holokausto istorija ir apskritai tos valstybės tapatybės, kas mes esam tokie, iš kur mes atėjom. Sakyčiau, mes paveldėjom, atkurdami valstybę, tokią sudužusią krištolinę vazą. Jinai negalėjo ignoruoti, šūkės visur, kažką turim daryti, nušluoti neįmanoma, tiesiog. Ir mes pradėjom lipdyti. Mes po truputėlį, kiekviena valdžia kažką tai prilipdydom. Tai aš čia prisiminčiau tą patį Brazauską atsiprašantį Knesete, kažkada tai sakyčiau, galim vertinti visus kitus darbus kaip nori, bet tai buvo pirmieji klijai, kurie tą vazą pradėjo lipdyti. Kubiliaus geros valios fondas, kiti žingsniai, švietimo programų peržiūra. Galų gale pradėjom galėti, aš kaip užsienio reikalų ministras galėjau pradėti pasakoti apie Lietuvą kaip apie pavyzdį valstybės, kuri sunkiai, bet lipdo. Ir tas kūrinys jau jisai kažkaip pradeda įgyti formą, jisai jau negriūva, jisai yra stabilus, reikia tik tai duoti laiko ir mes jį sulipdysim, jisai atgims. Netgims bendruomenė, netgims tai, kaip praradom, bet atgims bent jau suvokimas apie tai, kas mes, ką mes turėjom ir kaip reiktų toliau ateitį dėlioti. Dabar man jausmas yra, kad kažkas atėjo į tą kambarį, kur ta vaza padėta, pasiėmė beisbolo lazdą ir tos likučius dar kartą ištaškė. Dėl to, kad labai daug dalykų normalizuojasi. Dabar Seime, pavyzdžiui, kas trukdytų atsirasti kokiam nors veikėjui, kuris įkvėptas vieno iš valdančiosios daugumos lyderių, pradėtų šnekėti tą patį. Tai nėra gero tono ženklas? Prieš kelis mėnesius nebuvo. Padarioj kompanijai nekalbama. Mes ieškom būdų, kaip taip spręsti, mes ieškom būdų, kaip gintis nuo kitokių ir taip toliau. Dabar tai yra viskas. Tai yra bendro diskurso dalis. Ar mes galim pasakyti, pavyzdžiui, aš nežinau, mokyklose dabar, kad tiem vaikam, kurie dabar skaito vadovėlius parašytus pagal naują programą apie Lietuvos holokausto istoriją, kad tai yra nepriimtina kalbėti taip, kaip kalba vienas iš lyderių. Man sunku pasakyti. Ir aš manau, kad čia šiaip yra didžiausia žala padaryta beveik 3 dešimtmečių visų partijų sutelktam procesui.